Viskas, ką jūs išgirsite šioje laidoje, yra atliekama profesionalų arba su profesionalų priežiūra. Todėl ZIP FM primiktinai reikalauja nebandyti pakartoti ar atkurti šių efektingų laidos pasirodymų, kad apsaugotumėte save ir kitus. Taip pat laidos metu galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Silpnų nervų klausytojams nerekomenduojama klausytis radis. Su užsakymų skyriumi. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, jūsų pokalbis gali būti... Gerai. Prašome nepadėti ragelio. Nepadėsim. Labas vakaras, Agnė klauso. Labas. Klausau jūsų. Ko tu? Klausau. Norėčiau picas, norėčiau. Klausau užsakymą. Nežinau. Kažką skanaus. Gali pasiūlyti. Žiūrint, ko jūs norit. Aš nežinau, ko noriu. Aš noriu valgyti. O ką būtent jūs norit valgyti? Picą, taip? Jo, pizzą noriu valgyti. Nustebink mane. Žinokit, negaliu nustebinti niekaip. Kodėl? Tai tiesiog negaliu. Agne, nustebink mane, aš noriu valgyti. Tikrai. Nervu. Tokie, žinai, jau. Jeigu dar paskui. Jautriai reaguoja šitą. Aš galvojau. Nes tikrai... Tu manai esi pikta. Netrukus jūs sujungsime su užsakymu. Nu davai, dabar tu. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, jūsų pokalbis gali būti įrašytas. Linkėjimai tiem, kurie perklausot. Jo. Gražiai kalbėjai, paskui sakyk, nustebink. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, jūs vežat maistą į namus? Taip. Gerai. Norėčiau užsakyti kažką tai. Taip, ir ką? Norėčiau sriubos kokios ir kažką karštą. O kiek atvežimas kainuoja? Nemokamas nuo 19 litų. Gerai. Tai tada man sriubos ir karštą. O kokia sriuba? Kokią nors tokią skystesnę. Koks jūsų vardas, kaip čia kreiptis jūs reikia? Alio. Alio. Skystesnė sriuba, sakau, kokią nors, galima. Manau, kad paskambino kažkas ir liepė po to padėti argelį. Jo. Čia tas pats Arūnas, ko gero. Nu, bet fainai. Panervavo mergaitės, nepykit labai. Aš tikiu, kad visą Bet dieną... mes valgyt norim labai, iš tikrųjų. Mes ir ko gero ateisim. Sakėm, kad eisim čia valgyti, tik tai Gedo prospektą. Tai neprispjaukit į vidų ką. Tokio. Žiūrėti atėjo, sakės, gerai, prispjaut. Skanaus. Gerai, galit ir prispjaut.